Ir yra toksai mitas, kad jeigu žmogus manęs nepažįsta, tai jis negali man padėti, nes jis nesupranta, kas su manim darosi, kas mano gyvenime vyksta, kas mano viduje vyksta, kas vyksta mano apskritai visam gyvenimo kontekste ir lauke. Na, aš sakyčiau šioje vietoje, kad gal net yra ir privalumas tai, kad terapeutas jūsų nepažįsta. Ir pasakysiu, kodėl. Visų pirma, todėl, kad terapeutas jūs pamato savotiškai, na, kaip naują baltą lapą, bet klientas yra pasitinkamas be jokių išankstinių nuostatų apie jį, be jokio kažkokio smerkimo, kažkokio šališkumo ar ne, nusistatymo jo atžvilgiu. Ir tą santykį labai, sakysim, atvirkščiai, ar ne, jį išlaisvina. Ir paprastai atvirkščiai klientam duoda daugiau tokio saugumo, daugiau komforto, nes jisai pats tarsi reguliuoja, ar ne, tą savo atsiskleidimo procesą. Ir tame santykėje paprastai iš tiesų patiria labai daug priėmimo, kažkokių dalykų normalizavimo, tokio legalizavimo apskritai paėmus, pripažinimo. Ir dažnu atveju, žinot, tiesiog kartais net matai, kaip žmogus atvirkščiai atsigauna. Ir sakyčiau, šitoje vietoje tai, kad terapeutas nepažįsta kliento, yra privalumas.